Labas vakaras. Visiems labai ačiū. Šiandieną aš esu čia tam, kad pasakyti, jog vakarų pasaulis yra pavojuje. Jis yra pavojuje todėl, kad tie, kurie iš mūsų turėtų ginti vakarų vertybės, yra suburti aplink pasaulio viziją, kuri neišvengiamai veda prie socializmo, o todėl ir prie skurdo. Nesėkmiai pastaraisiais dešimtmečiais motyvuoti gerais norais padėti kitiems ir kiti, kurie nori priklausyti privilegijuotai kastai. Pagrindiniai vakarų pasaulio lyderiai apleido laisvės modelį, vardant kitų versijų, kurias mes vadiname kolektyvizmu. Mes esame čia tam, kad pasakyti, jog kolektyvistiniai eksperimentai niekada nėra problemų, kurios veikia pasaulio piliečių sprendimas, o vietoje to yra pagrindinė visų tų problemų priežastis. Patikėkite, niekas kitas kaip argentiniečiai geriau nepaliudys šitų dviejų dalykų. Kai mes adaptavome laisvės modelį 1860-aisiais, per 35 metus mes tapome lyderiaujančią pasaulinę galę. Ir kai mes priėmėme kolektyvizmą per pastaruosius 100 metų, mes matėme, kaip piliečiai buvo sistemiškai skurdinami ir mes nukritome į 140 vietą globaliai. Bet prieš mums pradedant diskusiją, pirmiausiai pažvelkime į duomenis, kurie pademonstruoja, kodėl laisvos rinkos kapitalizmas yra ne tik tiesiog vienintelė galima sistema, galinti užbaigti pasaulinį skurdą, bet yra ir vienintelė moraliai trokštama sistema tam, kad tai pasiekti. Jei mes pažvelgsime į ekonominio progreso istoriją, pamatysime, kad tarp nulinių ir apytiksliai 1800-ųjų pasaulio metinis BVP išliko maždaug vienodas per visą minėtą periodą. Jei pažvelgsite į ekonominio augimo evoliucijos žmonijos istorijoje grafiką, pamatysite ledo ritulio lazdos formos grafiką. Tai eksponentinė funkcija, kuri išlieka pastovi 90% laiko ir kuri buvo eksponentiškai sužadinta XIX amžiaus pradžioje. Vienintelė išimtis stagnacijos istorijoje buvo vėlyvame XV amžiuje, kai buvo atrastas Amerikos kontinentas. Bet šiai išimčiai visam periode tarp nulinių ir 1800 metų globalus metinis BVP stagnavo. Taigi, ne tik, kad kapitalizmas atnešė turto sprogimą nuo momento, kai jis buvo adaptuotas kaip ekonominė sistema, bet jei pažiūrėsite į duomenis, tai ką pamatysite, tai kad augimas greitėjo per visą periodą. Ir per visą periodą nuo nulinių iki 1800 metų metinio BVP augimas išliko stabilus apie 0,2% per metus, tai yra beveik jokio augimo. Nuo XIX amžiaus pradžios su industrinė revoliucija suminis metinio augimo reitingas buvo 0,66% ir tam, kad padvigubinti metų BVP, reikėtų apytiksliai 107 metų. Dabar, jeigu pažvelgsite į laikotarpį tarp 1900 ir 1950 metų, augimo reitingas pakilo iki 1,66% per metus, tad jums nebereikia 107 metų, kad padvigubintų metų BVP, prireiks 66 metų. Jei paimsite laikotarpį tarp 1950 ir 2000 metų, pamatysite, kad augimo reitingas buvo 2,1% metiniam BVP. Tai reiškia, kad reikėtų vos 33 metų tam, kad padvigubinti pasaulio metinį BVP. Ši tendencija tolima nuo sustojimo išlieka gyva šiandien. Jei paimsite periodą tarp 2000 ir 2023 metų, augimo reitingas vėl pakilo iki 3% per metus, kas reiškia, kad mes galime padvigubinti pasaulinį metinį BVP per vos 23 metus. Taip sakant, jeigu pažvelgsite į metinį BVP 1800 metais ir šiandieną, pamatysite, kad po industrinės revoliucijos globalus BVP padidėjo virš 15 kartų. Tai reiškia augimo bumą, kuris iškėlė 90% globalios populiacijos iš skurdo, prisimenant, kad iki 1800 metų apie 95% pasaulio populiacijos gyveno ekstremaliame skurde ir tas skaičius nukrito iki 5% iki 2000 metų prieš pandemiją.
population lived in extreme poverty, and that figure dropped to 5% by the year 2020 prior to the pandemic. The conclusion Išvada yra akivaizdi. Tolimas nuo problemos priežasties, laisvos rinkos kapitalizmas kaip ekonominė sistema yra vienintelis instrumentas, kuris leidžia mums užbaigti badą, skurdą ir ekstremalių skurdą mūsų planetoje. Empiriniai įrodymai yra neginčiami. Todėl nėra jokių abejonių, kad laisvo verslo kapitalizmas yra geresnis kalbant apie produktyvumą, o kairiojo sparno šalininkai atakuoja kapitalizmą kaltindami morališkumo trūkumų problemomis, sakydami tai, ką diktatoriai teigia, kad jis yra neteisingas. Jie sako, kad kapitalizmas yra blogis, nes jis yra individualistinis ir kad kolektyvizmas yra geras, nes jis yra altruistinis, žinoma už kitų pinigus. Taigi jie agituoja už socialinį teisingumą. Tačiau ši koncepcija, kuri išsivysčiusiame pasaulyje tapo madinga paskutiniu metu, mano šalyje buvo nuolat politinėje diskusijoje jau virš 80 metų. Problema yra ta, kad socialinis teisingumas nėra teisingas ir jis taip pat neprisideda prie bendros gerovės. Greičiau priešingai, jis yra kaip tik nesąžininga idėja, nes jis yra paremtas prievarta. Jis neteisingas, nes valstybė vykdo prievartą per mokesčius, o mokesčiai yra renkami per prievartą. Ar mes kas nors galime pasakyti, kad savanoriškai mokame mokesčius? O tai reiškia, kad valstybė yra finansuojama per prievartą. Ir kuo didesnė mokesčių našta, tuo didesnė prievarta ir tuo mažiau laisvių. Tie, kurie agituoja socialinį teisingumą, agituoja idėją, kad visa ekonomika yra pyragas, kuris gali būti padalinamas skirtingai. Bet tas pyragas nėra šiaip sau duodamas ir yra tai, kas yra vadinama rinkos tyrinėjimo procesu. Jeigu prekės ir paslaugos siūlomas verslo yra nepageidaujamas, verslas žlunga, nebent sugeba adaptuotis prie to, ko nori rinka. Jeigu verslas gamina kokybišką produktą už patrauklią kainą, jiems sekasi ir jie gamina daugiau. Taigi rinka yra tyrimo procesas, kuriame kapitalistas ras tinkamą kelią, eidamas pirmin. Tačiau jei valstybė baudžia kapitalistus, kurie yra sėkmingi ir trukdo jiems atradimo procesą, ji sunaikina jų paskatą ir pasekmės yra mažesnė gamyba ir pyragas bus mažesnis, o tai pakenks visai bendrai visuomeniai. Kolektyvizmas ribojantis atradimo procesą sutrikdo asignavimą ir atradimą, suriša verslininkų rankas ir sutrukdo jiems teikti geresnės prekes ar paslaugas už geresnę kainą. Tai kaip gaunasi, kad akademija, tarptautinės organizacijos, ekonomikos teoretikai ir politikai demonizuoja ekonominę sistemą, kuri ne tik iškėlė iš ekstremalaus skurdo 90% pasaulio populiacijos, bet ir gali tai daryti vis greičiau ir greičiau, todėl yra moraliai geresnė ir teisingesnė. Dėka laisvos prekybos kapitalizmo galima matyti, kad pasaulis dabar gyvena savo geriausiame momente. Niekada žmonijos istorijoje nebuvo didesnio bendro klestėjimo nei šiandien. Tai yra tiesa visiems. Šiandien pasaulis turi daugiau laisvių, yra turtingas, taikus ir klestintis. Ir būtent tai yra tiesa toms šalims, kurios turi daugiau laisvių, turi ekonominę laisvę ir gerbia individo nuosavybės teisę. Kadangi šalis turinčios laisvės yra 12 kartų turtingesnės nei tos, kurios yra represuotos. Ir mažiausi sunkumai, kalbant apie paskirstimą laisvose šalise, yra geresnėje būklėje nei 90% populiacijos šalise, kuriuose vyksta priespauda. Skurdas yra 25 kartų žemesnis ir ekstremalus skurdas yra 50 kartų žemesnis. Piliečiai laisvose šalise gyvena 25% ilgiau negu represuotose šalise. Taigi, ką mes turime mintyje, kai kalbame apie libertarianizmą? Leiskite pacituoti didžiausią laisvės autoritetą Argentinoje profesorių Licio Nesnijį, kuris pasakė, kad libertarianizmas yra neribota pagarba kitų gyvenimo projektui, pagrįsta neagresijos principų ginant teisę į gyvenimą, laisvę ir nuosavybę, kurios fundamentalinės institucijos yra privati nuosavybė, laisva rinka be valstybės įsikišimo, laisva konkurencija, darbo pasidalinimas ir socialinė kooperacija. Kur sėkmė yra pasiekiama tik per tarnavimą kitiems, teikiant kokybiškesnės gerybės arba už geresnę kainą. Kitaip tariant, kapitalistai yra socialiniai naudos davėjai, tolimi nuo svetimo turto asignavimo bendrai geroviai.
the general well-being. Galų gale sėkmingas verslininkas yra herojus ir tai yra modelis, kurį mes agituojame kaip Argentinos ateitį. Modelis pagrįstas fundamentaliais libertarianizmo principais, ginant gyvybę, laisvę ir nuosavybę. Taigi, jeigu laisvo verslo kapitalizmas ir ekonominė laisvė įrodė esantis instrumentais, įgalinant pasaulį ir mes dabar gyvename geriausiame žmonijos istorijos laikotarpyje, yra verta paklausti, kodėl aš sakau, kad vakarai yra pavojuje. Ir aš sakau tai būtent todėl, kad tose šalise, kurios turėtų ginti laisvos rinkos, privačios nuosavybės vertybės ir kitas libertarianizmo institucijas, politinės ir ekonominės nomenklatūros sektoriai, kai kurie dėl teorinio modelio klaidų, o kai kurie dėl valdžios troškimo, silpnina libertarianizmo pagrindus, atverdami duris socializmui ir potencialiai pasmerkdami mus skurdui, kančioms ir stagnacijai. Niekada nereiktų pamiršti, kad socializmas visada yra skurdinantis fenomenas, žlugęs visose šalise, kuriuose tai buvo išbandyta. Tai buvo ekonominis, socialinis ir kultūrinis žlugimas, o taip pat tai nužudė virš 100 milijonų žmonių. Pagrindinė problema vakaruose šiandien yra ne tik tai, kad mes turime prieštarauti tiems, kurie po Berlyno sienos griuvimo ir nustelbiančių empirinių įrodymų toliau agituoja už nuskurdinantį socializmą, bet taip pat ir visiems lyderiams, mąstytojams ir akademikams, kurie pasikliauja klaidinančių teorinių modelių, sumenkinančių fundamentalius pagrindų sistemos, kuri suteikia mums didžiausią turto ir klestėjimo ekspansiją istorijoje. Teorinis modelis, apie kurį aš kalbu, yra neoklasikinė ekonominė teorija, kuri sukuria instrumentų rinkinį, kuris nenoromis arba nesiekiant to galų gale pasitarnauja valstybinio socializmo intervencijai ir socialiniai degradacijai. Problema yra ta, kad modelis, kurį jie įsimylėjo, netitinka realybės ir jie savo klaidas bando pakišti po tarimų rinkos žlugimų. Vietoje to, kad peržiūrėti modelio prielaidas. Arba kai pretekstai tariamiems rinkos žlugimams būna įvedami nauji reguliavimai, kurie tik iškraipo kainų sistemą, sutrikdo ekonominį skaičiavimą ir tuo pačiu sutrikdo taupimą, investavimą ir augimą. Ši problema pagrindė slypi fakte, kad net tariami libertariniai ekonomistai nesupranta, kas yra rinka. Todėl, kad jei jie suprastų, greitai būtų pastebėta, kad yra neįmanoma, jog tai sutaptų su rinkos žlugimo linija. Rinka nėra vien tik grafikas, rodantis tiekimo ir paklausos kreivę. Rinka yra socialinės kooperacijos mechanizmas, kuriame jūs savanoriškai apsikeičiate nuosavybės teisėmis. Todėl pagrindžiant šiuo apibūdinimo kalbos apie rinkos žlugimą yra oksimoronas. Nėra jokio rinkos žlugimo, jei transakcijos yra savanoriškos ir vienintelis kontekstas, kuriame gali būti rinkos žlugimas, yra tik tada, kai yra prievarta. Ir vienintelė, kas gali sukelti prievartą, yra valstybė, turinti prievartos monopoliją. Pasekoje, jeigu kas nors mano, kad įvyko rinkos žlugimas, aš patariu patikrinti, ar buvo valstybės įsikišimas. Ir jeigu aptinkama, kad tai ne tas atvejas, aš patariu patikrinti dar kartą, nes tai akivaizdžiai klaida, rinkos žlugimas neegzistuoja. Tų taip vadinamų rinkų žlugimų pavyzdžiai apibūdinami neoklasikų yra koncentruotos ekonomikos struktūros. Tačiau be didėjančios grąžos ekonominiams funkcijoms, kas atsveria koncentruotas ekonominės struktūras, mes niekaip negalėtumėme paaiškinti ekonominio augimo nuo 1800 metų iki šiandienos. Argi tai nėra įdomu? Nuo 1800 metų ir į priekį su 8 ar 9 kartus padidėjančia populiacija, metinis BVP išaugo virš 15 kartų, kartu su tuo auga ir grąža, kuri sumažino gatvės skurdą nuo 95% iki 5%. Tačiau augančios grąžos buvimas apima koncentruotas struktūras, kurias vadiname monopoliais. Tai kaip gaunasi, kad kažkas, kas sugeneravo tiek daug gerovės, neoklasikinėje teorijoje yra rinkos žlugimas. Jūsų klasikiniai ekonomistai galvoja už dėžutės ribų.
Kada modelis žlunga, turėtumėte pykti ne ant realybės, o ant modelio ir jį keisti. Neoclassical economists think outside of the box. When the model fails, you shouldn't get angry with reality, but rather with the model and change it. Dilema, su kuria susiduria neoklasikinis modelis, yra ta, kad jie sako, jog nori pagerinti rinkos funkcionavimą, atakuodami tai, ką jie vadina rinkos žlugimu. Tai darydami jie ne tik atveria duris socializmui, tačiau taip pat ir veikia prieš ekonominį augimą. Pavyzdžiui, reguliuodami monopolius. Sunaikindami jų pelnus ir sunaikindami jų augančią grąžą, jie automatiškai sunaikina ir ekonominį augimą. Kitaip tariant, norėdamas ištaisyti tariamą rinkos žlugimą, neišvengiami rezultatai nežinojimo, kas yra rinka, ar įsimylėjęs nevykusi modelį, atidarai duris socializmui ir pasmerki žmonės skurdui. Tačiau susidūrė su teorinė demonstracija to, kad valstybės kišimasis yra žalingas, empiriniais įrodymais to, kad tai nepavyko, nors kitaip ir negalėjo būti. Sprendimas, kurį siūlo kolektyvistai, yra ne sukurti laisvę, o sukurti reguliavimą, kas savo ruožtų sukuria reguliavimų spiralę einančią žemyn, kol visi tampa skurdesniais ir gyvenimas priklauso nuo biurokratų, sėdinčių prabangiuose biurose. Žinant pragaištingą kolektyvistinių modelių žlugimą ir neginčiajimus laisvo pasaulio privalumus, socialistai melagingai pakeičia savo darbotvarkę. Jie palieka užnugaryje klasių kovą pagrįstą ekonominę sistemą ir pakeičia visą tai kitais tariamais socialiniais konfliktais, kurie yra tokie pat žalingi gyvenimui ir bendruomeniai bei ekonominiam augimui. Pirmoji iš šių naujų kovų buvo absurdiška ir nenatūrali kova tarp vyrų ir moterų. Libertarianizmas jau pateikia lyčių lygybę. Raktinis šios teorijos akmuo sako, kad visi žmonės yra sukurti lygus ir mes visi turime tas pačias neginčiamas teises, suteiktas kūrėjo, įskaitant gyvenimą, laisvę ir nuosavybę. Viskas, ką ši radikali feminizmo darbotvarkė sukūrė, yra valstybės įsikišimas sutrikdantis ekonominį procesą, suteikiant darbus biurokratams, nepadariusiems jokio indėlio į bendruomenę. Pavyzdžiui, moterų ministerija arba tarptautinės organizacijos stumančios šią darbotvarkę. Dar vienas konfliktas pateiktas socialistų yra žmonės prieš gamtą, teigiant, kad mes, žmogiškosios būtybės, kenkiame planetai, kurią reikia ginti bet kokią kainą. Netgi nueinant tiek toli, kad agituoti už populiacijos kontrolės mechanizmus, tokius kaip kruvina abortų darbotvarkė. Nelaimiai šios kenksmingos idėjos įsitvirtino mūsų bendruomenėse. Neomarksistai sugebėjo atšaukti vakarių sveiką protą. Tai jie pasiekė asignuodami mediją, kultūrą, universitetus ir taip pat tarptautinės organizacijas. Paskutinis atvejas yra ko gero pats rimčiausias, kadangi tos institucijos turi milžinišką įtaką politiniams ir ekonominiams sprendimams šalise, kurios sudaro daugelipės organizacijas. Laimiai yra vis daugiau mūsų, kurie drįsta įgarsinti problemą savo balsais, kadangi mes matome, kad jeigu mes to nedarysime ir išties ryžtingai nekovosime su šiomis idėjomis, vienintelis įmanomas likimas bus turėti didėjančius skaičius valstybės reguliavimo, skurdo, socializmo, mažiau laisvių, taigi todėl mes turėsime ir blogesnį gyvenimo statusą. Nesėkmiai vakariečiai jau pradėjo eiti šiuo keliu. Žinau, kad daugelis sako, jog yra absurdiška teigti, kad vakarai pasisuko link socializmo, bet tai yra absurdiška, jei apriboji save tradiciniu socializmo apibrėžimu, kuris sako, jog tai yra sistema, kurioje valstybė kontroliuoja gamybos priemonės. Mano požiūriu, šis apibrėžimas turėtų būti atnaujintas pagal dabartinės aplinkybės. Šiandien valstybėms nebereikia tiesiogiai kontroliuoti gamybos priemonių tam, kad kontroliuoti kiekvieną individo gyvenimo aspektą. Su tokiais įrankiais kaip pinigų spausdinimas, skola, subsidijos, palūkanų normų kontrolė, kainų kontrolė ir reguliavimai skirtais koreguoti taip vadinamus rinkos žlugimus, jie gali kontroliuoti milijonų individų gyvenimus ir likimus. Taip prieinama prie taško, kai naudodami skirtingus pavadinimus ar priedangus, didelė dalis plačiai priimamų politinių pasiūlymų vakarų šalise yra kolektyvistiniai variantai.
Ar jie atvirai pareiškia esantis komunistais ar nacistais, fašistais, socialistais, demokratais, nacionalsocialistais, krikščioniais demokratais, demokratais krikščioniais, populistais, nacionalistais ar globalistais. Iš esmės nėra jokių didelių skirtumų. Jie visi sako, kad valstybė turi valdyti kiekvieną individo gyvenimo aspektą. Jie visi gina modelį, kuris yra priešingas tam, kuris vedė žmoniją į patį įspūdingiausią progresą jos istorijoje. Mes čia atėjome tam, kad pakviesti likusias vakarų pasaulio šalis grįžti prie klestėjimo ir ekonominės laisvės kelią, ribotos vyriausybės ir neribojamos pagarbos privačiai nuosavybei. Tai yra būtiniausi elementai ekonominiam augimui. Kolektyvizmo sukeltas nuskurdinimas nėra fantazija ir tai nėra neišvengiamas likimas. Bet realybė yra tokia, kad mes turime to imtis, niekas kitas. Mes tai pergyvenome, mes ten buvome, nes kaip aš ir sakiau anksčiau, kai mes apleidome laisvės modelį, kuris mus praturtino, pakliuvome į žemyn einančią spiralę, kuri vis labiau mus skurdina sulig kiekvieną dieną. Taigi tai yra, ką mes pergyvename ir mes esame čia, kad jūs perspėti, jei vakarų šalis, kurios tapo turtingos per laisvės modelį, išliks šiame tarnystės kelyje. Argentinos atvejis rodo, kaip empirinė demonstracija, kad nesvarbu, kiek galite būti turtingi, kiek natūralių resursų turėtumėte, ar kokius įgūdžius jūsų populiacija turėtų, būtų išsilavinusi, ar kiek aukso lydinukų laikytumėte centrinėme banke. Jei yra taikomos priemonės, kurios trikdo laisvai funkcionuojančią rinką, laisvą konkurenciją, laisvas kainas, jei trikdote laisvą prekybą, atakuojate privačią nuosavybę, vienintelis įmanomas likimas yra skurdas. Todėl pabaigai noriu palikti žinutę visiems verslo žmonėms esantiems čia, o taip pat ir tiems, kurių čia nėra, bet žiūri mus iš viso pasaulio. Nesiduokite gąsdinami politinės klasės ar parazitų gyvenančių iš valstybės. Nepasiduokite politiniai klasiai, kuri nori išlikti valdžioje ir išsaugoti savo privilegijas. Jūs esate socialiniai naudos davėjai. Jūs herojai, jūs kūrėjai pačio ypatingiausio klestėjimo, kuris kada nors buvo matytas. Neleiskite niekam sakyti, kad jūsų ambicijos yra amoralios. Jei jūs uždirbate pinigus, vadinasi, jūs siūlote geresnį produktą už geresnę kainą, taip prisidedami prie bendros gerovės. Nepasiduokite valstybės stumimui. Valstybė nėra sprendimas. Valstybė yra pati problema. Jūs esate šios istorijos protagonistai ir leiskite užtikrinti, kad nuo šiandienos Argentina yra jūsų stiprus ir besąlygiškas šalininkas. Ačiū labai ir tegyvuoja laisvė po velnių. Išversta ir įgarsinta varlinas.lt